Sveiki skaičių ekspertai! Šiandien mes gilinsimės į skaičių pasaulį ir sužinosime, kokius veiksmus galime su jais atlikti ir kokios paslaptingos taisyklės jos valdo. Su skaičiais galime atlikti 4 pagrindinius veiksmus – sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą. Kiekvienas veiksmas turi savo simbolius ir taisyklės. Kiekvienas skaičius veiksme turi savo vardą. Svarbu juos žinoti, kad galėtume lengvai suprasti ir spręsti uždavinius. Štai keletas svarbiausių taisyklių, kurios mums labai padeda skaičiuoti ir suprasti, kaip skaičiai draugauja tarpusavyje. Pirmoji taisyklė – persatomumo dėsnis. Jis galioja ir sudėčiai, ir daugybai. Tai reiškia, kad skaičių tvarka veiksme nekeičia rezultato. Kitaip tariant, nesvarbu ar sudedame 2 ir 3, ar 3 ir 2, suma vis tiek bus 5. Tas pats ir su daugyba. 4 × 5 yra tas pats, kas 5 × 4. Antroji taisyklė – jungiamumo dėsnis. Jis taip pat galioja ir sudėčiai, ir daugybai. Šis dėsnis sako, kad jei turime 3 ar daugiau skaičių, kuriuos reikia sudėti arba sudauginti, galima juos grupuoti kaip norime ir rezultatas nepasikeis. Trečioji taisyklė – skirstomumo dėsnis. Jis sujungia daugybą ir sudėtį. Šis dėsnis sako, kad jei turime skaičių, kurį reikia padauginti iš sumos, galime tą skaičių padauginti iš kiekvieno dėmens atskirai ir tada gautus rezultatus sudėti. Dar 2 paprastos, bet svarbios taisyklės. Pridėjus 0 prie bet kokio skaičiaus, tas skaičius nepasikeičia. O padauginus bet kokį skaičių iš vieneto, taip pat gaunamas tas pats skaičius. Štai ir visos šios dienos taisyklės. Jos gali pasirodyti paprastos, bet iš tikrųjų yra labai galingos. Naudodamiesi jomis, galite lengviau ir greičiau atlikti įvairius skaičiavimus. Dabar pritaikykite įgytas žinias atlikdami praktinės užduotis ir iki kitų matematikos nuotykių.